su ta tema nagrinėjau labai gerą temą per vieną maldą, kaip praktiškai tas viskas atrodytų gyvenime. Tai matote, viena malda, ta meditacija, jeigu ją skaitai be paaiškinimo, daug kas kitaip veikia. Ir jau antroji dalis Svetlana nupasakojo algoritmą, kaip žmogus turi pajusti, o ne tai, ką jinai jaučia pati. Tai dabar jau tokia pereinu į kitą maldos meditacijos, kaip sakyti, dalį, kurioje mes detalizuosim kai kurios dalykus. Priminsiu, apie ką mes kalbame. Mes kalbam apie tai, kad mes turim visi sielos sutartis sudarytas, mūsų tai yra likimas, o mes jo pakeisti negalime, įvykiai, viskas yra kaip ir suplanuota, tik tai savo reakciją įvykius mes galime valdyti ir čia mūsų pasirinkimas. Ir jeigu mes reaguojame į tą viską per pirmą lygį ego, tai būna skausmas, jeigu per antrą lygį, kaip stebėtojai, čia jau mes, kaip sakyti, žymiai, tada jau gaunasi tas augimas į kitą lygį, patirtis, skausmas nevaidina tiek vaidmens. Ir yra trečias lygis, kurį mes bandysime per visą tą sesijas pasiekti. Trečią lygį, kuris vadinasi sielos kontrakto lygis, kuris vadinasi kūrėjas. Ten aukščiausias lygis, kur cheminis fabrikas veikia puikiai. Tai kaip sakau, sielos kontrakto yra 3 lygiai. Ir dabar mes bandome išsivaduoti iš pirmo lygio ego, kur mums skauda, paaiškiname visus principus. Ir bandom pasiekti antrą sielos kontrakto lygį. Ir pademonstruoju tą viską vienos maldos meditacijos, kaip sakyti, principų, nes yra beveik sudėta visa išmintis. Tai dabar grįžtu ir įsiklausykite toliau, kaip malda skamba antra dalis. Įsivaizduok dabar, Svetlanas tenkis įsivaizduoti ir pajausti, nesakysi. Taip. Įsivaizduok dabar, kad tavo širdyje dega mažas saulės branduolys. Jo šviesa keliauja į viršų, į epifizę, mažą kristalinį tašką tavo galvos centre. Tai čia trečioji akis. Tarp jų atsiveria auksinis kanalas, tarp širdies ir trečios akies atsiveria kanalas, ryšys. Širdis ir epifizė ima kalbėtis šviesos kalba. Kiekvienas kvėpavimas sujungia jas vis stipriau. Įkvėpki šviesą iš širdies. Padarei, Svetlana? Taip. Įkvėpiai šviesą iš širdies. Iškvėpki ją epifizę. Taip? Taip. O dabar iškvėpk iš epifizės ir iškvėpk atgal į širdį. Grįžtam. Tarp jų teka meilės srovė. Auksinė. Tai 24 gijos šviesa. Gijos, kuri jungia dangų ir kūną, dvasią ir žmogų. Viena eilutė 24 gija. Žiūrėkite, kaip gaunasi. Nesako, nes dangus tai yra dvasia, o kūnas yra žmogus. Bet sako, dangų ir kūną, o dvasia ir žmogų. Tai, kaip sakant, dangus su žeme, o aukščiausia lygi dvasia su žmogum. Tai, kaip sakyti, 24 gijos šviesa, kurią mes dabar sujungiame tarp širdies ir ankoražinės liaukos. Na, Svetlana, kokie buvo jausmai dabar, sakyti, ne algoritmo, bet jausmai kokie buvo? Jausmai, tai kada įkvėpia šviesą, tai ir yra biofotonus,
pajauti šilumą širdyje. Tai širdis plečiasi ir šiluma, ir ta šviesa būtent skleidžiasi į šonus visur plačiai ir kyla į viršų. Aiškumas ir vėl sakysiu, kad lengvumas, ramybė, harmonija. Nu, gerai, čia rezultatai ir reakcijos. Tai dabar grįžtam prie pirmo principo, prie pirmo sakinio. Įsivaizduoju dabar, kad tavo širdyje dega mažas saulės branduolys. Įsivaizduoju, saulė, tai nėra tik tai, širdis nėra tik tai raumuo, bet tai yra tokia proto dalis, kurios laukas 5000 kartų didesnis negu proto. Dėl to jisai yra, kaip sakyti, saulės branduolys kaip reaktorius. Va, ir kada sinchronizuojame savo protą, kvėpuodami su širdimi, šiuo atveju detalizuojame, kad konkorežinė liauka sinchronizuojame koherencijoje. Kvėpuojame ir įsivaizduojam, kad jie būtų kvėpuoja ryšys. Tai šitoks branduolys rodo, kad širdis gali plėstis 5-10 metrų aplinkui mūsų, kaip kamuolys, į lauką. Viską apšviesti. Siunčia ląsteles, į ląsteles šitą šviesą, visos ląstelės atsidaro, ima signalus, maistą ir visą, kas geriausia iš pasaulio. Atveria, ką, Svetlana? Trečiąją akį. Atveria ląstelių membranų antenas suderina. Trečia akis tik tai mums, kaip sakyti, yra dabar tik tai kaip pagalbas dalykas, kaip imtuvas ir siųstuvas. Širdis rezonatorius. Šituo atveju, o konkorežinė liauka antena siunčia. Širdis rezonuoja, plečiasi ir siunčia šviesą į ląsteles. Ir ko šitoje vietoje nežinojote, ką pasakojo praeitoj paskaitoj, centrosoma yra imtuvas, kuris pagauna visą šitą šviesą. Schema nuo konkorežinės liaukos per širdį, o centrosoma yra kiekvienoje ląstelėje, reiškia visos ląstelės atsiveria, ląstelės girdi, va tokia schema, kaip sakyti, šitojam vienam etape atrodo paprasti žodžiai visa filosofija. Tai pakartosiu dar, kad jeigu mūsų saulė, įsivaizduokim saulę kaip mažą saulę, širdį kaip mažą, dega širdis kaip mažas saulės branduolys, prilygsta saulei, jo šviesa keliauja į viršų epifizę. Tarp jų jau susidaro auksinis kanalas. Matote, nuo širdies širdis aktyvuoja, žadina konkorežinę liauką. O tada jau širdis ir epifizė ima kalbėti šviesos kalba, kaip sakant, fotoninius siunčia signaliukus. Užsimezga kontaktas. Ir kada mes tai kvėpuojame, siūsdami, kiekvienas kvėpavimas stiprina jų kontaktą, sujungia jas. Reiškia, reikia paskirti laiko, 5 minutės ar kiek norėsite. Ir kai paleidote tą procesą, Svetlana jau žino, ką reiškia sukti ratą, ką jautiesi, kai iškvėpi šviesą iš širdies, įkvėpi šviesą iš širdies, iškvėpi ją į konkorežinę liauką, iš konkorežinės liaukos iškvėpi atgal į širdį, tarp jų teka meilės srovė, šita šviesa meilės srovė 528. Suki, Svetlana žino, kad kuo daugiau suki, užsisuka neblogas jausmas. Ir čia kaip tik tai šitoksai dialogas šitų dviejų organų mūsų yra 24 gyja,
kuri jungia mūsų dvasią su kūnu, taip pasakysim paprastai. Ir kai mes šitokiai būsenai panyrame, skausmas, kurį sukėlė mums situacija, kančia ar visa kita pavirsta, sumažėja, pavirsta ne į skausmą, bet į tam tikrą, kaip sakyti, augimo dovaną, nes kiekviena situacija traumuojanti mūsų augina. Patirtis ateina pas mus ir šito augimo kitokia negu per skausmą. Taip, Svetlana? Taip. Ko mes labiausiai norime išsivaduoti. Taip. Na ir ten, jeigu taip truputėlį tampa aišku, tada ir sako mums toliau labai taip gražiai, o dabar švelniai ištark. Aš perrašau savo programą, augimas man nėra skausmas, augimas yra dovana, kiekviena patirtis, kiekviena ašara, kiekvienas nuopolis tai mano sielos brangakmeniai. Aš dėkoju tau, Dieve, už viską, už tai, kad viskas, kas buvo, vedė mane į šviesą, į augimą. Tai va taip kvėpuoja dar kelis kartus giliai, lėtai, pilnai. Leidžiate pajausti kūnui tą visą, kaip sakyti, nusikratyti saviplaką, nuopaliai, tai sielos brangakmeniai. Kiekvienas turim nuopalių. Ir kai leidžiam tai šilumai pasklisti, mūsų DNR spiralės pradeda suktis aukso šviesoje. Mes sugeneravome, DNR spiralės aktyvuojame. Ir tada mūsų širdis ima plakti meilės ritmu 528 Hz, organizmas situaciją ima gyti. Tai va dabar iš tos trumpos, kaip sakyti, frazės, matom, jeigu taip paskaityti, būtų gražu ir visi pamirštų, ar ne, Svetlanas? Paskaitė? Taip. Liukutė, tai gražūs žodžiai. Ja, bet žiūrėkit, ką mes padarėm prieš tai. Pirmą paskaitą, antrą paskaitą, priėjom prie trečios dalies. Ir o tik dabar, sakau, aš perrašau savo programą, ne? Taip. Ta, kuris skauda. Taip. Mes turime 24 programas, jos turi daug emocijų. O per ką mes parašom programą? Svetlana, per ego. Filtrus. Per ego filtrus. Jo, ego yra filtras. Mums ir yra ego filtrai. Ja, Iš pasakės į sąmonę einantys impulsai, viduryje stovi ego filtras ir tada jis iškraipo būtent paduotą tą impulsą ir atsiranda kaip traumuojančios situacijos. Gerai, o kodėl jisai iškraipo, kodėl jis blogas? Todėl, kad buvo tas momentas, kai žmogų saugodavo nuo pražūties. Jisai priprato mus ginti. Taip, apsaugoti nuo kažkokių tai labai staigių proveržių. Ir jisai begindamas mums nuo vaikystės prikūrė pilną programą visokią. Taip. O dabar mes turim reikalą su ego, kai perrašom savo programą ir kokį filtrą dedam ant jo. Ten buvo meilės ir dėkingumo. Meilės ir dėkingumo, taip. Nes prieš tai, kada mes visą laiką kovodom darbe, visur kitur, mums buvo išlikimo filtras. Reikia padaryti tikslus, pasiekti. Pabėgti ir išlikti, taip. Užsidirbti, viskas varydavo į priekį. O dabar, kaip sako Lazarevas, dėkoki už visus sunkumus, nes nėra ko taip kovoti. Nevarykė ego mane į tą programą, kuri buvo naudinga prieš 200 metų, kada aš gaudžiau kažkokius tai miške elnius, nes iš ten irgi ateina.
Taip, Mes 2025 metais dar kartais ginamės nuo liūto, kuris mus gaudė prieš 1000 metų. Nes įsirašo į DNR ląsteles ir tai programą. Nu, čia lyg paaiškinimas. Taip, o dabar mes perrašinėm savo programą tokiu būdu per meilės dėkingumo filtrą. Tam, kad ir sakom, augimas man nėra skausmas. Nes jeigu grįžtume į traumuojančią situaciją į tą programą, mums skaudėtų. Skausmas gina. O mes dabar žinom, kad tai yra augimas ir dėl to man neskauda. Taip? taip, Ir ta programa, kartojant tai per savaitę ir toliau dirbant su savimi, jinai išsitrina. Ir ta pati analogiška traumuojanti situacija pasakys, kad čia nėra problema, nes spąstai yra augimas. Neskaudės, taip? taip. Ir tolimesnis augimas yra dovana. Nu tai suprantate, reiškia. Skausmas dovana, dėkoju. Kas gali pasakyti, kad čia dovana. Jeigu įsirakini kančioje, energija sustoja, lyga. Kiekvienas augimas ateina per skausmą. Augimas yra dovana. Tai jeigu toliau pridėsime, tai skausmas yra augimas. O kai išeisime į trečią lygį, skausmas taps mums dovana. Dabar užtenka to, kad skausmas yra. Tai va, gerai. Ir vat šitoj vietoj, kas svarbu, kiekviena patirtis, kiekviena ašara, kiekvienas nuopolis, tai mano sielos brangakmenį. Kaip, Svetlana, ten vibruoja pas tave viduje. Taip ir teisingai vibruoja ir tai yra tiesa, nes iš mūsų tai atspirties taškas, kad mes suvokime darome sprendimus, kaip išeiti ir save išvesti į aukštesnį mąstymo lygį ir nelikti tose ašarose, visose traumuojančiose programuose. Tai nuo ko mes ir galėtume atsispirti, jeigu nebūtų tų visą. Nu, kartuoji, pavyzdžiui, kai tokį sakinį kartuoji, kad patirtis kiekviena ašara, kiekvienas nuopolis, tai mano sielos brangakmeniai, kurie mane moko, suprantate, tai saviplakos nebėra. Aš myliu save, galiu pasakyti, kas buvo, aš nekaltas, aš mokiausi. Tai buvo tokie to laiko sprendimai. Tam momente jie atrodė geriausi. Tam momente. Nesvarbu, kas ten buvo, svarbiausia, kad aš viską nupučiau ir paleidau. Viskas, kas ten bebuvo, geriausia ar blogiausia, nuopoliai, aš savęs nekaltinu, neanalizuoti. Svarbiausia nelysti, nes užsianalizuosiu. tą pragėriau, tą primušiau, čia mane mušė. Visi nuopoliai brangakmeniai. Lengviau pasidaro. Nu taip. 3 žodžiai. Nu, vat, kaip sakyti, važiuojame per visą didžiausią Bibliją vienos maldos eilutėmis. Ir kada jau visą tą pasakėjai apie brangakmenius, aš dėkoju, tai sekantis žodžiai, aš dėkoju tau, Dieve, už viską, už tai, kad viskas, kas buvo, vedė mane į šviesą, į augimą. Nu, įsivaizduojate, visos problemos, visi brangakmeniai vedė į augimą. Žmogus negali augti, jis tam gimė pagal programą. Tai reiškia, aš vykdžiau savo sielos kontraktą, taip? Taip. Tai va tokia kiekvienoje žinau, jeigu kiekvieną taip vizualizuoti, mes gimstame tam, kad eitumėme į kitą sielos lygį. Taip pasakytumėme. Nuo ego skausmo iki ego stebėtojo. Na ir kada jau sakoma, tą viską pasakiau, kvėpuok giliau kelis kartus
ir leisk kūnui pajausti šilumą. Nu, reikalingas toksai taktilinis, kaip sakyti, ne, veiksmas, nu, paimti šviesą, ne. Taip. Liečiasi man geras saugumo jausmas, šiluma saugumo jausmas. Ir va tada mūsų DNR spiralės, mes jas pasiekime tokiu paprastu būdu suktis aukso šviesoje. Ką reiškia? Leisk DNR spiralėmis suktis aukso šviesoje, jau esame mes toj būsenai. Matom, mes savo atleidom, mes ten paleidom šviesą, išplėtėm visą kitą ir galų gale DNR pasirodo šitoje sukosi aukso šviesoje. Leiskis širdžiai plakti meilės ritmu, o širdis plaka koherentiškai, 528 Hz. Kiek reikėjo praeiti kelio, negali pasakyti, aš myliu viską čia ir jau susikūriau. Čia viskas turi, kaip sakyti, pagauti tą signalą, ar ne? Taip, taip. Svetlana žino, kas ten 528. Aš norėčiau Algirdai pasakyti, kad daug labai yra pripinta žodžių. Tu galėtum ir paprasčiau pasakyti, tai yra elektromagnetinis bangus, tam tikrų dažnių. Ir kada tu savo mąstymo kokybėje esi, tam tikroje magnetinėje erdvėje, elektromagnetinėje erdvėje arba informacinėje lauke, be abejo, tau ateina visos tos informacijos ir jos yra sunkios, sunkesnio emocinio fono. Aš supratau, bet aš pasijutau kaip mokinys klasėje, kur man pakėlė atvirkščiai, sako, nu nafik, gal man kažkas tai elektrotechniką dėsto. O kai pasakau, širdžiai leidžiu plakti meilės ritmu 528. Tai vienas su kitu yra labai smarkiai surišta ir Aš suprantu. Žmonės pasikliauna ant gražių žodžių, nesuprasdami, kad tai yra banga. Čia jau kitas lygis, ten skaitykis straipsnis, maldos metu tau nėra kada taip giliai lysti, supranti, kaip sakyti. Tai būtent ta malda ir yra elektromagnetinė banga, kuri duoda įkrovas tas teigiamas aukštų vibracinių dažnių. Ir tada žmogus, kai supranta, kad tai malda ne tik tai žodžių rinkinys yra, o visa elektromagnetinė įkrova jam, viskas eina daug paprasčiau ir jisai kyla į kitą mąstymo lygį. Pasiduodu. Išeiti iš situacijos pakeliant save į kitą mąstymo lygį. O kaip gali išeiti į tą kitą mąstymo lygį, jeigu tu nesupranti, kaip visa tai vyksta? Gerai, supratau, taip jau galėsi šitaip toliau pratęsti kitoje vietoje. O dabar jau, sakom, pernam dar kitą maldos lygį ir pasakysiu pabaigoje, kadangi liko taimeriui mažai laiko, patęsim toliau. Tavo kūnas dabar jau kūrė naują tiesą. Tavo ego atsitraukia, kad užleistų vietą širdžiai, naujiems dalykams, o ką mes padarėm. O širdis sako, ačiū, dabar aš žinau, net skausme buvau mylimas. Širdis tą žino. Tai yra 24 gijos esmė, kai myli tai, kas tave skaudino, skausmas praranda valdžią, netoks stiprus, kai dėkoju už tai, kas tave griovė, šviesa perima kūrimą. Čia, matote, keliavome per 4 vienos maldos dalis, daėjome iki to, kad kūnas dabar kuria naują tiesą viduje. Mes perrašom programą. Tai va, kažkaip tai šitą dalis suspėjome įeiti iki to dalyko, aptarsime tą vietą. Mes dabar žinome, kad skausme mes buvom mylimi. Tai iki kito karto.